Tai su tais, kas nusprendėt prisijungti prie mūsų šito pokalbio gyvai. Sveikinuosi lygiai taip pat su tais, kas galbūt neturėjo galimybės, bet kuriuo atveju yra suras galimybę pasižiūrėti šito pokalbio įrašą. O šitas pokalbis ir šita tinklalaidė, kuri jau gyvuoja truputį daugiau negu 1,5 metų, beveik 2 metus, yra apie gyvenimo pokyčius. Apie gyvenimo pokyčius, apie karjeros pokyčius. Ir ne veltui ji vadinasi kasdienių herojų istorijos, nes čia pas mane svečiuose paprastai būna tiesiog kasdienės herojės, dažniausiai moteris, kurios lygiai taip pat, kaip ir kiekviena iš mūsų, vaikštom tom pačiom gatvėm, dirbam tos pačius darbus, rūpinamės šeimomis ir nepaisant to vis tiek išgyvenam vienokius ar kitokius pokyčius. Dėl ko ši tinklalaidė gimė? Ši tinklalaidė gimė iš intencijos padėti moterims arba apskritai padėti žmonėms išdrįsti žengti žingsnį į savo pokyčius. O drąsos paprastai atsiranda daugiau tada, kada išgirsti kito žmogaus istoriją ir kada pamatai, kad tu nesi niekuo kitoks negu kitas žmogus. Kad jis lygiai taip pat susidūrė ir su sunkumais, ir su baimėmis, ir su dvejonėmis. Ir mano galva tiesiog atsiranda daugiau drąsos, kuomet tu žinai, kad tu nesi vienas ir vienintelis toks, kuris eina per tos pokyčius. Aš esu Jurgita Jankuvienė, coachingo specialistė ir olfaktoterapeutė, kuri lygiai taip pat padedu moterims keliauti per savus pokyčius. Daugiausia tai yra keliauti iš perdegimo į tą ramesnę būseną, į energingesnę būseną, susigrąžinti motivaciją. O mano šiandienos pašnekovė tam tikra prasme yra ir mano kolegė, taip pat coachingo specialistė, Dalia Samuolė. Tai Dalia, labas pirmiausia tau ir ačiū, kad sutikai šiandien pasidalinti savo istoriją. Labas ir labas visiems, kurie mus stebi, žiūri. Tai iš tikrųjų labai ačiū už tokį kvietimą, nes iš tiesų ten tų istorijų yra labai daug ir teko klausytis ir pašnekovų istorijų ir iš tiesų, kai pagalvoji, kaip iš tiesų yra svarbu apie tai kalbėtis, kaip kartais labai svarbu yra išgirsti kito istoriją, nes kitą kartą gali būti vienas paprastas žodis, frazė ar kažkoks sutapimas gali iš tiesų labai padėti gyvenime, tai aš labai džiaugiuosi galėdama prisidėti prie šito kilnaus ir gražaus tikslo. Tai jeigu taip iškart keliaujant į tą istoriją, ar ne, arba į temą plačiaja prasme, kokia savo pokyčių istorija arba savo gyvenimo istorija pačiai norėtųsi šiandien pasidalinti? Dažnai iš tiesų kalbu būtent apie karjeros įvairius pokyčius, apie tai, kaip teko, žodžiu, keisti dalykus ir labai mažai ir retai kalbu apie tai, kaip yra svarbu daryti pokyčius santykiuose. Tai va šiandien galbūt šitą norėčiau temą šiek tiek papasakoti, pagvildenti. Būtent todėl, kad santykiai apskritai mano manimu yra vienas pagrindinių dalykų gyvenime. Todėl, kad, santykiai yra visur. Tai visų pirma, pradėkim nuo santykio su savimi, ar ne, su santykiu su artimaisiais, antra pusė, jeigu yra, draugai, kolegos ir taip toliau. Ir čia labai įdomus dalykas, nes mano gyvenimas, sakykime, vėlgi pasakosiu daugiau iš savo pusės, ar ne, kaip aš matau dalykus ir kas pas mane įvyko, tai mano pokyčiai prasidėjo tada, kada aš atvažiavau iš kito miesto gyventi į Vilnių 19 metų. Ir aš atvažiuoju, tokia jau atrodo kaip ir į suaugusių pasaulį einanti, savarankiška mergina. Ir tuo pačiu supranti, kad tu absoliučiai nepažįsti savęs, nežinai, kas tu esi. Ir žodžiu, ojetus, kai viskas baisu. Ir iš tikrųjų, va, būtent santykių dėka, tai reiškia atvažiavusi, susiradau keletą draugų, su kuriais, paskui tiesiog po truputėlį gyvenom, judėjom į priekį. Ir labai anksti sukūriau santykius.
Tai va čia va galbūt pirmoji tokia, sakykime, vieta, kuri vat, man labai labai aiškiai parodė, kaip svarbu yra iš tiesų, kokie žmonės aplink mus yra ir Mhm. ką mes įsileidžiam į savo gyvenimą. Tai mano istorija buvo ne itin graži ir tikiu, kad labai daug moterų su tuo susidūrė vienaip ar kitaip, arba bent jau, na, dalinai tikrai gali atpažinti save. Tai tipinė labai paprasta istorija, toksiniai santykiai, kada tu papuoli į santykius su žmogumi ir mano atveju tai buvo vyresnis vyras ir, na, situacija buvo labai paprasta. Aš jauna, nieko nežinau, nepasitikinti savimi, visko bijau ir atrodo darai viską, kad tik tais tie santykiai, nu, kažkaip, žodžiu, judėtų, kad kažką tai, nu, pasisektų, ar ne? Ir mano vyras, matydamas tą situaciją, kad žiūrėk, čia yra labai paklusni, visko bijanti, žodžiu, čia galima labai gražiai nulipdyti tai, ko tu nori. Ir iš Mhm. tikrųjų labai, labai, na, tikrai pragyvenau labai įvairių situacijų, iš tiesų buvo labai daug ir manipulacijų, ir gąsdinimų, ir grasinimų, ir nuolatiniai barniai, nuolatiniai kaltinimai, durų daužimai ir taip toliau. Ir kai aš tame buvau, tu pasidairai aplinkui, galvoji, taigi labai daug kas taip gyvena, čiagi normalu. Na ir vat, nu, kažkaip gyveni, žodžiu, vat, ar ne, šeima yra tarsi kaip ir santykiai, nes aš ištekėjau pirmą kartą, ten po gal 2 ir 3 metų draugystės, ištekėjau ir atrodytų, na, viskas kaip ir pas visus, bet iš kitos pusės, na, nėra ramybės, Mhm. miegas tapo neramus, į darbą ateini visą laiką kažkokia įtampa, kažkoks stresas. Ir buvo tokių gyvenime momentų, kada tiesiog buvo ir su sveikata labai įvairių problemų, tokių, kur, na, tiesiog reikėjo atsigręžti į save ir pasižiūrėti, žiūrėk, žmogau. Tu gyveni vieną vienintelį gyvenimą, tu eini į darbą su stresu, tu keliesi su stresu, tu grįžti namo su stresu. Nu, kažkas čia ne taip. Tai prasme, visi Mhm. kalba, atei gyven gyvenimą patį gražiausią, patį geriausią, o tu gyveni ne taip, kad patį gražiausią tu vos išgyveni. Tai iš tiesų, va, šitas momentas kažkurio metu gyvenime tiesiog jis mane labai supurtė. Šita mintis, kad, žiūrėk, aš nenoriu grįžti namo. Aš nenoriu ten toliau būti tuose santykiuose, aš nenoriu, na, sakykime, ten tų visų dalykų, kas juose vyksta. Ir tada galvoju, na gerai, tai dabar reikia nuo kažko pradėti. Na, aišku, buvo toks momentas, kad, nagi, reikia pasiruošti, ne, ten finansiškai kažkaip, o ką aš toliau darysiu ir panašiai, panašiai. Mhm. Buvo be galo baisu, bet, na, kažkaip pradėjau aš apie tai kalbėti ir mano dideliai nuostabai ir tuo pačiu nusivylimui mano vyras pareiškė, kad jis manęs taip lengvai nepaleis ir, žodžiu, padarys viską, kad, na, nebūtų tų skyrybų. Ir va čia vat, buvo labai įdomus momentas, nes viena iš manipulacijos formų buvo tai, kad na, mes turime eiti į psichoterapiją ir jeigu mums terapeutė nepadės, tai tokiu atveju tada, žodžiu, aš jau ten gausiu tas skyrybas, bet jeigu yra galimybė padėti, tai žodžiu padės. Tai vat pirmas etapas, kas man iš tiesų labai padėjo, tai buvo psichoterapija, kuri man po truputėlį, tai reiškia, mes pradžioje nuėjom dviese, po Aha. poros kartų supratom, kad dviese vaikščiot negalim ir ta terapeutė labai aiškiai pastebėjo, kad na čia ne visai mūsų tikslai sutampa, nes mano buvęs vyras norėjo išsaugoti santykius, o aš tų santykių nenorėjau ir norėjau kuo greičiau iš tenais pabėgti. Na ir tiesiog buvo priimtas sprendimas, kad aš vaikščiosiu į tą terapiją viena. Tai ačiū Dievui, kad man ta terapeutė atsirado mano gyvenime. Ir iš tikrųjų, vat jos dėka aš pradėjau suprasti, kame aš esu, kad Mhm. tai, kame aš esu, tai nėra normalu, kad aš turiu teisę į savo gyvenimą, kad aš turiu teisę gyventi laimingai, kad aš turiu teisę kurti kitokius santykius ir manęs niekas priversti negali būti juose. Ir ką mes darėm iš tiesų, tai buvo labai stiprus darbas apie savivertę, apie tai, o kas aš esu, o ko aš noriu apskritai, kame, ta prasme, ar čia mano mintis apskritai ar ne mano, nes atrodo, taip būna susipainiojęs, ypatingai, kada kiekvieną dieną tu girdi žmogų, kuris tave nuolat ten ar žemina, ar kažkaip tai įvardina tave, ar kažkokius tai priekaištus duoda. Ir tu pradedi pamesti savo identitetą apskritai, nes ilgą laiką gyveni su tėvais pradžiai, tada persikraustai, žiūrėk, jau čia atsirado naujas žmogus ir tau
baksnoja ir tada tu supranti, palauk, o tai kas aš esu? Ir man iš tikrųjų tai viskas nesiseka ir aš iš tikrųjų esu tokia bloga. Ir va būtent psichoterapijos dėka supratau, kad ne, žiūrėk, viskas su manim yra gerai, yra tiesiog labai skirtingi žmonės ir galbūt mūsų čia tiesiog, nu, dalykai nesutapo, žodžiu, tai nėra blogai, kad jisai toks yra, nu, jam irgi yra kažkokie, tai sakykime, taip, na, kaip sakau, Mhm. tai yra pasiekmė tam tikrų priežasčių. Tai aš tenais nevardinsiu ir nesigilinsiu į kitų žmonių reikalus, man svarbu buvo susivokti savyje. Tai vad kažkur grubiai tariant, po pusės metų psichoterapijos pas mane prasidėjo labai aiškus žinojimas, kad nesvarbu kas, turėsiu aš ten tų pinigų, neturėsiu, kas ten bebūtų, aš išeinu viskas. Nu, ta prasme, nediskutuotina. Ir kažkur dar po pusės metų aš išėjau iš savo tuo metinio vyro. Ir iš tikrųjų išėjau visiškai niekur, nes taip jau sutapo, kad tuo metu, kai man reikėjo kraustytis, aš pakeičiau ir darbą. Tai gavosi Mhm. toks visiškas labai labai stiprus supurtimas, nes draugų, na, kaip sakyti, tokia draugų ratas buvo bendras ir jisai vis tiek daugiau mažiau atėjo iš vyro. Vadinasi, draugų praktiškai neturėjom. Iš darbo išeini, vadinasi, kolektyvas vėl naujas, gyvenama vieta Mhm. nauja, žodžiu, praktiškai viskas, kas gali būti, buvo nauja. Išeini, pinigų praktiškai nėra, ten dar viskas labai labai jautru, todėl kad naujas darbas, aš dirbau ilgą laiką pardavimuose, tai pardavimas tai yra tokia sritis ir tokia dalis, kad tu gauni, sakykime, ten kažkokią bonusinę ir šitą pagrindinę dalį atlyginimo, jinai dažniausiai nėra labai didelė ir visa kita yra iš bonusų, tai kitaip sakant, uždirbio, kurį tu... Komisiniai. Taip, taip. Ir tų komisinių dar nėra, todėl kad tu tik pradedi dirbti, žodžiu, buvo labai Mhm. sudėtingas etapas ir būdavo tų momentų, kad tu sėdi ir galvoji, Dieve, ką aš darau, kodėl, o gal ten viskas buvo gerai, o gal čia taip Mhm. turi būti. Bet iš tikrųjų labai greitai vėlgi pradėjau kurti santykius ir darbuose, tai reiškia kolegos, atsirado naujų užsiėmimų, nes, na, reikėjo tiesiog padėti savo, nukreipti dėmesį, nukreipti savo kažkur energiją tinkamą linkmę, tai tiesiog užsiėmiau sportu, atradau sporto klubą, atradau, kad tai gali visai padėti ir patikti. Tai iš tiesų labai daug tokių visokių veiklų prasidėjo, labai daug saviugdos atsirado, todėl kad, na vis tiek, kai tu išeini ir tu nebesupranti, kas yra kas, vyresnio toksiniai santykiai, tu supranti, kad jie ne ok, tada žiūri į aplinką, žiūri, kad tokių santykių yra labai daug, o tau jie netinka. Aš tada, Mhm. okei, o kas tinka, o kokios opcijos yra, ką galima rinktis. Tai va, tai tokiu būdu labai daug atsirado ir saviugdos ir sakau, toks labai labai stiprus naujas gyvenimo etapas, naujas gyvenimo lapas, kada tiesiog, na, reikėjo įversti ir, žodžiu, pradėti gyventi savarankiškai. Ir tais pačiais metais vėlgi dar kartą pakeičiau darbą, todėl kad ten buvo irgi tokia, kaip sakau, iš toksinių santykių į toksinį darbą papuoliau. Mhm. Ir kadangi visa tai buvo ganėtinai šviežia ir kada tu, na, sakykime, išeini iš santykių ir atsitrauki nuo situacijos, tu ją aiškiau pradedi matyti, tu pradedi matyti daug daugiau detalių, negu, na, dalyvaujant toje situacijoje. Ir kada aš išėjau iš tų toksinių santykių ir labai daug panašumų atradau darbe, supratau, kad ir tenais irgi, na, ilgai manęs tenais nebus. Tai va tais pačiais metais pakeičiau dar kartelį darbą ir dar kartelį teko kraustyti. Žodžiu, tai tie metai man buvo labai labai sudėtingi. Bet tuo Mhm. pačiu, ką aš supratau iš tiesų, persikraušęs ir du kartus praktiškai per tuos pačius metus, netekusi viso pagrindo po kojų, kitaip sakant, ar ne gyvenama vieta, kažkoks stabilumas darbe, visa tai vėl išnyko. Toks dar kartelį gavosi restartas ir tiesiog, na, įsidarbinau kitoj darbovietėje, kur, na, viskas jau po truputėlį stabilizavosi. Ir iš tiesų buvo ten dar įvairių visokių santykių, bet ką noriu pasakyti, iš tiesų mano pokytis jisai buvo per labai tokį asmeninį supratimą, kad aš galiu keisti tuos darbus, kad aš galiu keisti galbūt ar ten partnerius, ar draugus, ar dar kažką. Bet svarbiausias dalykas, kas turi keistis ir, ta prasme, kas yra viso to pagrindas, tai esu aš.
Ir va, Mhm. tą labai labai svarbu suprasti, todėl kad mus supa labai įvairios aplinkos. Ir kada tu atsitrauki tam tikrą formą nuo tam tikros aplinkos, na, sakykime, ar ne, mano atveju nuo pirmos santuokos, aš atsitraukiau, aš supratau, kas buvo negerai, ko aš nenoriu ir kiek tai įtakos turėjo mano gyvenimui ir mano charakteriui, mano kaip asmenybei susiformuoti. Ir kada tu išeini iš tokių santykių, okei, supranti, o ką su visu tuo daryti, nes tai jau yra viduje, tai jau yra kažkoks elgesio modelis įsirašęs, Mhm. tai jau yra kažkokia reakcija, tai jau yra kažkas, nu, kas dalyvauja kiekvieną dieną su naujai atėjusiais žmonėmis. Ir supranti, kad, nu, irgi negerai, todėl kad tai yra tęstinumas, tai yra. Kitaip sakant, aš irgi elgiuosi tam tikrą formą, nelabai galbūt na, sveikai ar ne iš tų santykių atėjus ir dar ne iki galo suprantu, kas yra kas ir kaip čia reikėtų būti. Tai va, tai tada pas mane atsirado dar vieni santykiai ir va ten buvo labai labai skausmingas taškas, vien todėl, kad į tuos santykius aš taip labai atsargiai žiūrėjau. Aš dar juokiausi ilgą laiką, kad aš švenčiu skyrybas, ten kelis metus. Ir kada atsirado, sakykime, toks, na, žmogus, kuris man labai ganėtinai ilgą laiką rodė dėmesį, taip atsargiai jisai buvo visą laiką šalia. Ir sakė, na, pabandom. Pabandom, aš suprantu, kad tu esi po skyrybų, bet pabandom. Ir aš sakiau, gal dar ne, aš dar bijau, aš dar nepasiruošus. Bet, na, tiesiog patikėjau ir nuėjau į šitos santykius ir tai buvo kažkur pusės metų draugystė ir ji baigėsi ir va šitoj vat vietoj man buvo toks lūžio taškas, todėl kad aš supratau, kad aš į šitus santykius ėjau ne dėl to, kad aš noriu, ne dėl to, kad man to reikia, o dėl to, kad aš išsigandau būti viena. Išsigandau, kad galbūt praleisiu kažkokią galimybę, žiūrėk, geras žmogus ar ne, kas labai dažnai būna, žiūrėk, geras žmogus, žiūrėk, tavim rūpinasi, žiūrėk, viskas ten labai gražu. Ir šitoj vietoj buvo čia mano toks antras toks paklydimas, sakyčiau, kad iš tiesų, vat, iš tos, kad geras žmogus, kad žmogus yra šalia, jis yra pasiruošęs, jis yra laukiantis, prasme, nu, aš tiesiog ėjau prieš save, sakykime, taip neišgirdau savęs ir nuėjau į šitos santykius. Ir vat, kada jie sugriuvo, aš supratau, kad, na, tai buvo labai 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 skausminga. Ir buvo skausminga suvokti tai, kad aš jau prieš save, kad aš nesukūrusi esu santykio su savimi ir tuo pačiu bėgu į santykių su kažkuo kitu. Ir, Mhm. na, tiesiog baisu, ar ne, ir būti viena, ir ką čia su tuo daryti, o jėtus metai eina, čia visi, žodžiu, aplinkui Dar savo. aplinkos įtaka dar. Taip, ir visi ten Mhm. šneka, nes man ten tuo metu apie 30 prieš, nu, kažkas apie 30 ir kaip tu čia vieną kartą išsiskyrus jau ir čia ojetas ir vaikų neturi ir tu pagalvok apie save. Tai iš tiesų, vat, labai daug tos tokios aplinkos įtakos vat, padarė tam, sakykime, sprendimui, po ko aš labai 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 stipriai išgyvenau ir man tai buvo nu, labai labai toks stiprus esminis lūžio taškas, po ko aš tiesiog atsitraukiau nuo visų santykių, absoliučiai nuo visų, tai reiškia ir nuo partnerio tuometinio, su kuriuo mes nepaėjo, sakykime, taip, tie santykiai. Atsitraukiau nuo draugių, atsitraukiau nuo artimųjų ir tiesiog buvau tokiai vienatvėj, gal net sakyčiau, tuo metu dar darbas buvo, bet tuo pačiu supratau, kad net ir darbe man jau darosi per sunku. Ir Mhm. bet kaip ir tu labai dažnai kalbė, ar ne apie tą perdegimą. Atėjo perdegimas labai stiprus, būtent dėl pačių santykių, dėl to, kas aš esu, dėl to, kad aš darbuosi lygiai taip pat, ta prasme, bandydama pabėgti nuo savo asmeninio laiko, nuo to, kad jį turi ir kažką reikia su tuo daryti. Nerdavau į darbus, nes tai padėdavo užsimiršti ir supranti, kad, na, tiesiog, kai dirbi ir nematai savęs, negirdi savęs, ateina tas toks lūžio taškas, kur tu supranti, kad daugiau taip nebegali. Ir mano buvo toks sprendimas po labai ilgo laiko, kada aš jaučiau, kad, na, tiesiog aš negaliu atsistoti ant kojų, kad mane tie santykiai, tas lūžis, sakykime, tose santykiuose, kad jie nepaėjo, sakykime, taip, kad aš nemoku normaliai bendrauti, kad aš nemoku normaliai kurti santykių, aš tiesiog nuo visko atsitraukiau.
Ir tiesiog išėjau iš visų darbų ir, vat, sakau, savaitę laiko gražiai gulėjau lovai, labai žiūrėjau ir galvojau, o Dieve, tu brangus, ką man toliau daryti. Ir Mhm. buvo be galo sudėtinga, todėl kad, na vėlgi, aplinka tam tikra forma, ar ne, patys artimiausi žmonės, kurie visą laiką šalia, jie matydami tos dalykus, tai jie taip, nu, kaip sakyt, labai atsargiai, nesikiša, bet taip labai atsargiai prižiūrėjo mane, kiti žmonės, nuo kurių aš atsitraukiu, tai tiesiog, na, jų nebeliko. Ir Mhm. kas buvo labai įdomu, aš pradėjau gilintis labiau į save, užsiimti įvairiom dvasiniam praktikom, pradėjau visur vaikščioti į visokius ten, na, kaip būna moterų ratai, kažkokios terapijos, psichoterapija pradėjau vaikščioti, užsiėmiau šokį, sportai, žodžiu, labai labai daug įvairių veiklų. Ir tiesiog nusprendžiau, viskas, jokių santykių, tol, kol aš nepažinsiu savęs, nesuvoksiu, o kas aš esu, o kodėl tam tikri dalykai vyksta, o kodėl aš pritraukiu tam tikro tipažo žmonės, kodėl, sakykime, aš šitos santykius einu, iš kokio poreikio aš šitos santykius Mhm. einu ir vat, kodėl vat, jie tokie. Ir iš tiesų va šita kelionė jinai truko plius minus apie porą metų. Per tą laiką aš, sakykime, taip galbūt atsisakiau daugybės draugysčių, kurios ilgą laiką mane lydėjo. Ir, sakykime, tie santykiai su vyru irgi man labai labai parodė, kad aš išgyvenu tam tikrus cikliškumus, aš išgyvenu tam tikrus, sakykime, modelius, kurie man tiesiog įrašyti, galima sakyti, mano galvoje. Tada, kai pradėjau atkasinėti, ar ne, o iš kur tie modeliai atėjo, apie ką jie, tai, na, supratau, kad čia vėlgi yra mano aplinkos, kurioje aš augau įtaka. Vadinasi, visą tai tu turi suvokti ir kažkaip paimti ir pakeisti. Ir va čia atsiranda toks žodelis kaip sąmoningumas, jėtus. Jo, ir va tas sąmoningumas, jisai, nu, ilgą laiką jis man taip tiesiog skambėjo kaip sąmoningumas, tai čia maždaug, aha, čia kažką žinau, čia kažką bandau suprasti, bet va tas tikrasis sąmoningumas atėjo per labai labai tokį stiprų patyrimą, kad, va, tarkim, ar ne, mes va dabar va su tavimi kalbame ir nuo to, ką aš pasakysiu dabar, priklausys, na, toliau kažkokia tai eiga. Nuo to, ką aš pasirinksiu dabar, ar ne, ar aš išgersiu ten puodelį vandens, ar aš išgersiu kavos puodelį, priklausys, kaip aš ten jausiuosi ateinančias 2 valandas. Ir kai tu supranti, kad kiekvienas šitas tavo pasirinkimas, ar tu va dabar bendrausi su kažkokiu žmogum, ar nebendrausi, priklausys tolimesnis tavo judėjimas, arba tai bus šitas žmogus, ar tai bus kitas žmogus, ar tu būsi viena, ar tu būsi su kažkuo. Ir va čia buvo labai įdomus toks atradimas, nes buvo toks, o palauk, o tai kas mano aplinkoje yra iš tiesų, kas Mhm. tie žmonės, su kuriais aš bendrauju kiekvieną dieną, apie ką tos temos, apie ką mes kalbame kiekvieną dieną. Ir tiesiog aš imdavau, vat, sakykime, kažkokias turiu draugės, ar ne, ir aš matau, vat, stebiu susirašinėjimą, stebiu raktinius žodžius, kurie yra, na, minimi kiekvieną dieną. Ir kažkuriuo metu atėjo labai labai stiprus suvokimas, kad tai irgi yra tęstinumas mano buvusio gyvenimo ir jeigu mano fokusas didžiąją dalim buvo į tuos santykius su vyru, ar ne, nu, va, tiesiog tas romantiniai santykiai, tai aš visai pamiršau savo draugų ratą. Ir aš visai pamiršau praskanuoti šitą draugų ratą, ta prasme, arba pažįstamų ratą, su kuo aš daugiausia laiko bendrauju, nes tai irgi turi įtakos. Tai va, sakyčiau, mano va, tas pokytis didysis, jisai ir buvo būtent per santykius, tai, kad man reikėjo išsifiltruoti visų pirma, na, sakykime, su vyru va, situaciją. Tai Mhm. jeigu va šitą va temą žiūrint, kuo jinai baigėsi tuo, kad aš porą metų prabuvau viena. Ir kai nusprendžiau, kad, na, okei, galbūt jau laikas šiek tiek atsiverti pasaulį ir pasižiūrėti, kas čia žmonių, kokių čia daugiau yra be mano to susikurto burbulo. Tai tokiu būdu pas mane į gyvenimą atėjo mano dabartinis vyras, bet mes, sakykime, kai su juo susijėjom, kai pradėjom tiesiog bendrauti, aš iš karto keliau rankas į viršų ir sakiau, žiūrėk, aš santykių neieškau. Ta prasme, aš neturiu tikslo ten kažką susirasti, kažką tai ten, sakykime, nuveikti, ten šeimą sukurti ir panašiai. Dabar aš vadovaujuosi tik tais to, kad aš noriu sveikų, normalių santykių,
Jeigu mes su tavim gražiai bendrausim ir tai natūraliai išeis, tada ok, jeigu ne, tada aš, nu, tiesiog keliu rankas ir viskas. Aš tiesiog, nu, nebenoriu, kaip sakyti, rinktis tų žmonių ir tų santykių, kurie na, žemina ar kažkaip kitaip mane skriaudžia. Ir tokiu būdu, vat, palaipsniui mes su vyru, va, tai pradėjom, sakykime, tuos santykius kurti. Ir buvo šiaip labai įdomu, nes vėlgi atrodo jau šitiek prasidirbus, jau šitiek supratus. Mhm. Ir vat vis tiek situacija ant situacijos, kur vis tiek vat išlenda mano kažkokia baimė, mano kažkoks prisirišimas arba noras kontroliuoti. Na tai vėlgi, ačiū Dievui, kad aš padariau tą pertrauką kelių metų ir tiesiog pradėjau mokytis su savimi dirbti. Tai tai šiek tiek tapo lengviau, nes pačiuose santykiuose aš pradėjau dar labiau save pažinti. Vėlgi mes su vyru irgi ir pas psichoterapeutą ėjom, nes buvo tokių situacijų, kur mes nesusikalbam ir vat, kartais reikia to trečio žmogus, kuris padėtų susivokti, parodytų tam tikrus dėsningumus. Tai va, tai šiai dienai aš esu sėkmingai, laimingai, na, galiu tai pavadinti ištekėjusi, turiu labai mylimą vyrą, kuris, kaip sakyti, visiškai yra kitoks, negu aš pradėjau tos santykius apskritai savo gyvenime. Tai va čia, sakykime, su vyro. Toliau, vat, kaip ir minėjau, ar ne, kad yra draugų ratas ir vat, kada aš pradėjau po truputėlį draugų ratą peržiūrinėti, čia buvo dar įdomesnė tema, todėl kad kai tu turi draugės, tu turi draugus, kurie tave lydi ten 10-15 metų, atsisakyti ir suprasti, kad na, galbūt mums jau nebepakeliu, galbūt jau atėjo tas lūžio taškas, kada mums reikia tiesiog nu, sukti skirtingais keliais, pasidėti visus gražius atsiminimus į dėžutę ir tiesiog paleisti visus tos dalykus. Tai iš tiesų, va čia buvo labai sudėtinga, nes tokių draugysčių buvo ne viena ir ne dvi. Ir kada tu atsisakai, kada tu tiesiog, na, vienais atvejais gražiai įvardinau, kas netiko, kas nepatiko, Mhm. dėl kokių priežasčių aš norėčiau nebetęsti draugystės. Kitais atvejais tiesiog labai natūraliai tas kelias, sakykime, atsiskyrė. Ir vėlgi buvo toks etapas tokio, atrodo, tik tais vat vyras yra, patys artimiausi, ten šeima yra. Ir jokių draugų, arba ten, sakykime, tas draugų ratas, jisai toks iš to įprasto, taigi jo nebelieka to įprasto, naujo kaip ir dar nelabai yra, ir toks pereinamas etapas. Tai iš tiesų, vat irgi pradėjus po truputėlį tvarkytis, žiūrėti, kas šalia manęs yra draugų ir pažįstamų rate, ta aplinka irgi labai pradėjo keistis. Tai vat mano atveju, sakykime, iš mano ilgamečių draugių praktiškai neliko nei vienos. Kai aš pradėjau eiti į tas visas sąmoningumo mokyklas, vat lygiai tas pats, ar ne, mes kaip kolegės į coachingą nuėjau mokytis, atsirado iš coachingo bendruomenės, atsirado visai kiti žmonės. Tai šiai dienai irgi galiu pasakyti, kad mano draugų rate yra patys nuostabiausi žmonės, kokie tik man gali būti šiuo metu. Ir iš tiesų aš labai laiminga, kad priėmiau tą žingsnį, kad priėmiau tą tokį sprendimą, todėl kad tai yra be galo sudėtinga. Tai yra be galo sudėtinga atsisakyti to, su kuo atrodo, nu, tavegi sieja, ar ne, dalykai, kažkokie Be prisiminimai. abejo. Taip, kažkokios patirtys bendros, kažkokie pokalbiai ir to atsisakyti yra labai sunku. Bet vat irgi, sakykime, atsisakius, tu supranti, kiek daug įtakos turėjo tie žmonės. Nu, sakykime, draugai, ar ne? Mano atveju buvo keli tokie žmonės, kurie visą laiką, sakykime, taip patyliukais, bet taip ramiai, be jokio tokio aiškaus pamatymo, nu, tarkim, ar ne, aš ateinu su kažkokia mintim, sakau, žiūrėk, aš šiandien sugalvojau, kad vat reikia man ten kokį nors projektą daryti. Ir sako, jo, kaip fainai tu sugalvojai, bet žiūrėk, ten vat mačiau, viena tą daro, kita tą daro, ten trečia tą daro. Nu, aš čia tik tais taip maždaug pasakiau, aha, tu jau sėdi su abejoniu, gal iš tiesų šito nereikia. Tada žiūrėk, Jau tai vėl pasakai. sėklytė jau pasėta. Taip, sėklytė jau pasėta iš tiesų. Ir tada taip pradedi kažką daryti, žiūrėk, jau susiduri su kažkokiais sunkumais. Žiūrėk, ten tau vėl pakapsi. Nu, va, matai, jeigu stebėti ženklus, tai gal tau čia ne vieta, gal tau čia nereikia. Ir Mhm. ta sėklytė toliau auga. Ir kažkurio metu tu žiūrėk, nu, va, ir nepasieki savo jokio tikslo, nes, nu, tiesiog yra va tokie žmonės. Ir
po kurio laiko, kai atsitraukia nuo tokių žmonių, tu supranti, kad viskas ten yra tvarkoj, tai prasme, tie sunkumai yra natūrali bet kokio proceso dalis. Sugalvoju projektą, žiūrėk, nauja aplinka tau sako, valiuo, sakyk, ko reikia, palaikysim, padarysim. Aš taip, o, geras, Mhm. galima. Ir tai važiuoji į priekį, iš tiesų, važiuoji, darai kažkokį projektą, sakykime, kuri, žiūrėk, ten vėl susiduri su kažkokiu sunkumu, tau sako, žiūrėk, tai bet tai čia visi susiduria su sunkumais, čia nori tave patikrinti, ar tu čia tikrai esi ten, kur tau reikia būti. Ir toks, o, geras, čia naujas požiūrio taškas. Ir iš tiesų tai ne, ir vat, tokiu būdu atsirado pas mane ir coachingo mokslai, ir tokiu būdu, va, tokio palaikymo dėka, aš išėjau iš visų samdomų darbų ir pradėjau savarankišką veiklą su coachingu. Tai vad ką noriu pasakyti, jeigu aš būčiau likusi su savo tą aplinką, kuri, vat, kaip mes ir kalbėjom, ar ne, pasėja tą seklytę ir laukia, kol tau čia nepasiseks, tai aš ir toliau sėkmingai greičiausiai eičiau nuo ryto iki vakaro į darbą, žodžiu, ir dirbčiau kažkam. Šiuo atveju aš pasirinkau tą aplinką, kuri mane palaiko, tą aplinką, kuri augina ir kuri vieni kitus palaiko, ta prasme, kad, na, tiesiog augime, ar ne, va tam judėjime į priekį. Ir rezultatai absoliučiai kitokie. Tai va, mano pokytis, jisai va ir kalba apie tai, kad visų pirma, ne veikla svarbiausia galbūt, ar ne, nu, mano atveju. Mano atveju buvo labai labai svarbu va, tas ryšys su žmonėmis, susitvarkyti visą tą aplinką, kurioje aš esu ir kurią aš pati susikūriau, būdama tokia. Nes, na, mano atveju vėlgi aš esu ganėtinai empatiška, tai vadinasi, nuo tų žmonių, kurie bus Mhm. mano aplinkoje, priklausys, kaip aš jausiuos, kaip aš gyvensiu, kaip aš būsiu ir taip toliau. Tai va, tai čia taip glaustai trumpai apie mano pokyčius. Iš tiesų, vat, klausydama tavęs, girdžiu kelius momentus. Girdžiu tai, kad tu pirmiausia, na, pradėjai savęs klausti. Ir ačiū psichoterapeutei, kuri tau leido pradėti tai daryti. Nes kartais pradėti savęs klausti labai sunku, būna pačiam savarankiškai. Na, tiek aš, tiek tu, būdamas coachingė, mes puikiai suprantam, kad labai atrodytų labai yra lengva pasikalbėti su savimi, bet dažnu atveju taip tik atrodo. Kol nepradeda. Kol nepradedi, tikrai taip, kol nepradedi, nes labai natūralu, kad, na, savęs tu tikrai nepaklausi kažkokio nepatogaus klausimo, nes jis tau tiesiog natūraliai nekyla. Savęs tu gali leisti savo neišgirsti, ką tau sako tavo kūnas arba ką tau sako tavo kažkokios tai kitos mintis. Ir tai normalu tas pokalbis su kitu žmogum. Man žinai, kas vat, iš tikrųjų smalsu ir tikiu, kad tiem arba tom moterim, kurios žiūrės arba žiūri mūsų šitą pokalbį, smalsu yra tas momentas, tai, ką tu pačioj paminėjai, pačioj pradžioj, ir ačiū tau už tokį, na, atvirumą, nes tikrai ne kiekviena moteris ryžtasi sakyti, kad žiūrėk, aš buvau toksiniuose santykiuose ir pati nusprendžiau, kad iš jų laikas eiti. Bet man smalsu yra, o kaip tu atpažinai, kad tai yra toksiniai santykiai, nes ir pati sakai, pradžioje atrodė, kad nu, visos taip gyvena ir čia yra absoliučiai labai normalu ir natūralu ir kitaip būti negali. Tai tarkim, gal kažkokiai moteriai dabar šiuo metu kaip tik sukirbėjo mintis, o gal ir aš esu toksiniuose santykiuose, kaip tai atpažinti, koks buvo tavo atpažinimo kelias? Ja, iš tiesų, vat, kaip ir paminėjai, labai sunku atpažinti, kai dalyvauji tame procese, Mhm. kaip sakau, kai esi ant scenos ir vaidini tam tikrą vaidmenį. Vaidmenį. Mhm. Taip, labai sunku pamatyti, kaip tas visas spektaklis atrodo iš šono. Tai mano atveju buvo tai, kad ten iš tiesų buvo daug problemų, bet aš jas tiesiog buvau tokia labai gelbėtoja, buvau labai tokia mamiška moteris, kuri taigi išgelbės, padės, tam žmogus turėjo įvairių problemų gyvenime ir aš buvau ta, kuri, nu va, matyt, dėl šitų problemų, nu sakykim, ten ar ne, neteko darbo žmogus.
žiūrėk, netekai darbo, mes padarysim viską, kad va, tu čia tą darbą gautum ir taip toliau. Galbūt čia dėl darbo, galbūt ten kažkas, tai žodžiu, buvo ir netekčių šeimoje, galbūt dėl netekties, galbūt dar kažkokios detalės, kurios, sakykime, nu, va, jeigu jo susitvarkys, tai žmogus bus ramus ir čia viskas bus gerai. Ir aš buvau tas žmogus, kuris padėjo. Tai prasme, aš visais įmanomais būdais bandžiau palaikyti savo antrą pusę, bet kokiuose tose probleminiuose klausimuose. Ir va taip eina metai iš metų ir kažkuriuo metu aš suprantu, kad, žiūrėk, pasitin, sakykime, buvo problemos su darbu, viskas išsisprendė, ten sveikatos klausimai išsisprendė, dar kažkas ten išsisprendė, dar kažkas išsisprendė. Ir tada tu supranti, kad visos tos rytis, kuriuose tu dėjai vilti, kad jos kažkaip vat, pasikeis ir tas žmogus nurims, kad jisai pradės elgtis kitaip, nieko panašaus. Situacijos pasikeitė, o žmogus ne tik, kad nepasikeitė, tai prasme, jis dar labiau sustiprėjo, kaip sakyti, ant tų savo dalykų, ar ne, ant kažkokią, nu, tarkim, ar ne, vat, situacijos labai paprastas, ne tai padėjai kažką tai virtuviai. Ten, nežinau, nesuplovė indų, iš karto po maisto gamybos ateina ir prasideda, žinai. Tai va, maždaug čia nesutvarkyta. Nu, tai sakau, žiūrėk, turi indus, tai ne ir susitvarkai. Tai va, čia moteris turi, ten tą turi. Ir tada tu galvoji, palauk, žmogau, nu, tu prasme, tavo visas gyvenimas iš esmės jau pasikeitė. Kodėl tu turi teisę dabar ant manęs? Nu, okei, prieš tai tu turėjai pagrindo sakyti, kad man ten kažkas nesiseka ir, sakykime, čia aš ant tavęs, nu, užrėkiau. Bet dabar pas tave viskas gerai. Kodėl tu manęs reikia? Kodėl taip yra? Ir kažkurio metu pas mane prasidėjo toks, sakyčiau, krizinis etapas, todėl kad aš nuėjau pas gydytojus ir tuo metu ten buvo 20 kažkiek 25, gal 26 kažkas tokio metų. Ir man tuo metu buvo tokie pokyčiai susiję su gimdos kaklelio tuo tyrimu, kurį mes moterys daromės. Ir ten buvo tam tikrų pokyčių, kur man gydytojas pasakė, kad man tiesiog reikės stebėti savo sveikatą. Ir aš atsimenu, grįžtu namo, man baisu, man tikrai nuoširdžiai baisu, nes aš nežinau, aš dar ganėtinai jauna, aš suprantu, kad jau yra kažkokie pakitimai, kuriuos man reikės ilgą laiką stebėti. Tai reiškia darytis tyrimus kas kelis mėnesius, ir tiesiog stebėti laukti. Ir aš grįžtu ir aš su tą mintim pasidalinu, ta prasme, su tuo visų kratiniu, sakykime, ir jausmu, ir tas informacijos pasidalinu su savo vyru. Ir jisai tiesiog taip nusisukęs maždaug, tai gerai, tai susitvarkysi. Ir aš atsimenu, man toks pirmas šokas buvo palauk. Tai aš tai susitvarkysiu, bet tai palauk, o kur tu čia dalyvauji, ta prasme, kodėl aš tai susitvarkysiu. Ir paskui žiūriu, kad iš tiesų man gyventi toliau su ta informacija, šiek tiek sudėtinga buvo, nes vis tiek periodiškai tu turi daryti tyrimus, tada atitinkamai pradėjau žiūrėti, o ką aš čia valgau, gal čia kažkokia mityba, koks mano gyvenimo būdas ir taip toliau. Ir aš matau, kad mano antra pusė kaip, maždaug ten įėjo per vieną ausytę, per kitą išėjo ausytę ir viskas. Ir jisai ten turi savo tikslų, kuriuos jisai man ten toliau sėkmingai, žodžiu, grūda. Ir aš tada taip sėdžiu, sakau, palauk, žmogau, dabar, žinok, yra etapas, kada man darosi sunku. Kada man iš tiesų darosi sunku, mano emocijos ganėtinai tokios, stiprios, sakykime, tuo klausimu. Ir tuo pačiu šalia aš matau, kaip pas mane atsiranda apatija į jį, kaip mano antrą pusę. Ir aš matau, kad mano antra pusė visiškai nesijaudina dėl to. Tai prasme, ten toliau savo giesmelę gėda ar ne, ir aš turiu pagal tą giesmelę kažkaip atitikti, pajausti. Ir aš atsimenu, buvo toks labai stiprus esminis lūžis, mes išėjom pasivaikščioti, atsisėdom ir sakau, žiūrėk, žmogau, man nuoširdžiai reikia pagalbos. Tai prasme, aš tavęs tiesiog prašau pagalbos, nes aš padariau viską, kad tu atsistotum ant kojų, tu dabar atsistojęs ant kojų. Va dabar yra etapas, kada man reikia, pagalbos pačiai savo. Ir jisai taip atsisuka, žiūri į mane ir sako, aš žinau, kad tu stipri, tugi susitvarkysi. Ir aš atsimenu, taip sėdžiu, sakau, tai aš tai žinau, kad aš susitvarkysiu, bet tada kam tu man reikalingas? Kodėl tu mano gyvenime tada esi, ta prasme, kad aš tau duočiau tada, kada aš turiu, kada neturiu, aš toliau ir pati iš savęs vėl kažkaip. Ir jisai, bet taigi tu susitvarkysi, viskas tvarkoja. Ir va čia buvo tas esminis lūžis, kada aš pasakiau savo,
taip, aš tikrai susitvarkysiu, bet šį kartą be tavęs. Ir va čia va buvo tas momentas, kada aš tiesiog atsitraukiau nuo visko, man pasidarė ypatingai toks, atėjo vienišumo jausmas, atėjo tokia labai labai stipri vienatvė, kada tu esi santykiuose, bet tu supranti, kad tu esi vienas. Kada tu neturi palaikymo, kada tu nekli išsikalbėti, kada tu nu, nesigirdimas elementariai. Mhm. Ir va čia aš suprantu, kad, na, santykiai ne apie tai. Ta prasme, kad aš santykiai esu viena. Tai va, tai čia va buvo mano gal toks esminis lūžis ir va nuo to kažkur dar praėjo gal kokie metai, dar su viršum, gal metai pusantrų iki jau tų tikrųjų skyrybų, kol aš atėjau. Bet va čia va buvo tas labai labai stiprus dalykas. Kiti dalykai tokie buvo, kaip pavyzdžiui, neramus miegas, elementariai labai paprastas toks momentas, eidavau namo. Ir aš suprantu, kad man norisi užeiti į parduotuvę, į kavinukę, nežinau, kažkur dar praeit kažką, tai tokius būtinius dalykus susirinkti, kad tik aš ilgiau užtrukčiau mieste, bet ne namie. Ir vat kai aš pradėjau pastebėti, kad aš grįžtu vėliau, kad aš grįžusi darausi dirglesnė, kad aš noriu, sakykime, paskaityti knygą ar ten dar kažką padaryti, nu, ten ar padirbėti elementariai. Ir tas poreikis jisai vis ilgėja. Man nesinori eiti į kontaktą, man nesinori bendrauti, man nesinori nieko ten, sakykime, rūpintis namais, kas, nu, iš esmės man visai patikdavo. Ir staigiai aš suprantu, kad man visi tie dalykai, kas, na, susijęs su namais, su santykiais, su kažkuo, tokiu, nu, kas yra bendro, man nebeteikia laimės, man nebeteikia džiaugsmo ir aš noriu vis labiau į tą tokį į save susisukti, ar ne, norisi išeiti, norisi kažkur pabūti atskirai. Tai va šitie dalykai, jie po truputėlį, jie taip labai labai palengva, jie taip tyliai, tyliai, kaip kokie šešėliai stovėjo visą laiką šalia. Ir va juos Mhm. reikėjo tiesiog sudėti į visą visumą ir iš tikrųjų va, psichoterapijos, psichoterapeutės dėka, va jinai man padėjo tuos dalykus visus užfiksuoti, surinkti į vieną krūvą ir pastebėti, kad žiūrėk žmogau. Tu jau gyveni tuose santykiuose, ta prasme, tu gyveni tik tais dėl to, kad gyventi, bet, nu, nekuri tu tenais nieko. Tai va tokie dalykai. Aišku, galbūt dar gal didėčiau, tai tokius labai paprastus dalykus, tai žeminimas, menkinimas, jeigu tai atsiranda iš kito žmogaus, vėlgi, šiai dienai aš pasakyčiau iš karto kategoriškai braukti brūkšnį ir neleisti taip su savimi elgtis, todėl kad čia nėra apie meilę, čia nėra apie pagarbą. Tai va tokie dalykai. Nu, bet čia vėlgi, kaip sakyt, žmonių būna charakteriai, būna dar kažkas, vieniem tas tinka, vieni keiksmažodžius namie naudoja, kiti tų dalykų nenaudoja, tai čia vėlgi labai labai individualu. Sutinku su tavimi, iš tikrųjų, taip labai priklauso nuo to, kiek tu leidi ir kiek tu priimi. Tai čia Taip. turbūt pagrindinis momentas yra apie tai. Kas baisiausia iš tikrųjų, vat, grįžtant į pokyčius, ar ne, mes dar turim kelias minutės šitam pokalbiui ir paprastai labai baisu yra kažką keisti, nesvarbu, kas tai būtų, tavo atveju tai buvo santykiai tiek socialinės aplinkos pokytis per laiką, ar ne, tiek asmeniniai santykiai. Bet paprastai baisiausias momentas arba tas neryžtingiausias dalykas žengti pirmą žingsnį būna baimė. Baimė kažką daryti. Kas dalį tau pačiai buvo baisiausia? Jeigu plačiaja prasme kalbant, nebūtinai, žinai, tik tai apie vat, konkrečiai santykius su antraja puse, bet ir apie tos pokyčius, nes iš to, ką tu pasakai, tai taip, jeigu taip galima išsireikšti, tu ir savo draugų ratą arba savo aplinkos ratą ganėtinai prašlaviai, taip jau vaizdžiai kalbant, ar ne? Bet kas buvo baisiausia vat, prieš žengiant tą žingsnį? Baimės buvo kelios visų pirma, tai reiškia, jeigu žiūrint pačius artimiausius žmonės, su kuriais jau tu jauti, kad na, laikas išsiskirti, tai buvo visą laiką tokia baime, o kas bus, jeigu aš liksiu viena, o aš dabar vat neteksiu ar ne, ir tuo pačiu aš neteksiu kažkokios dalies savo laisvalaikio, kuris buvo su tuo žmogum. O ką man tada reikės daryti, nes atsiranda kažkiek laisvo laiko papildomai. Nu, sakykime, ar ne, jeigu aš ten einu, tarkim, ar ne, kaip su draugiais sporto klubais, ten vos ne kasdieną, sakykime, ten po valandą, dvi.
Ir tu supranti, kad va, tas laikas, jisai tarsi atsilaisvina ir tu tampi viena tame. Tada dar kažkokia veikla, žiūrėk, vėl viena. Tai va tas vienatvės baime, baime, kad neatsiras kažkas, baime, kad va, ta vieta ir bus tokia, nu, galbūt net tuščia, pavadinčiau. Mhm. Toks liūdesio kažkoks, nu, tokia grinai, va, kaip tuštumos netekties jausmas. Tai va, Mhm. jisai dažniausiai, va, ir būdavo tarsi, va, baisu, baisu paleisti, baisu, kad ten bus tuščia, baisu, kad ten bus liūdna ir vad ką reikia su visu tuo daryti. Jo. Okay. Kas tau padėjo tą baimę susidraugauti su ją? Nes aš turbūt čia ne apie nugalėjimą, čia turbūt apie susidraugavimą. Na, aš esu girdėjusi labai dažnai tą minimą frazę, ten, kur sako baimė didžiausia, ten yra didžiausias potencialas. Tai vad, Mhm. kažkada seniai mano vienas kolega, draugas, taip paminėjo, sako, žinai, ką aš atradau gyvenime, sako, yra du keliai. Sako, yra du keliai, tai yra, vat, sakykime, atėjai iki kažkokio taško ir vat, į vieną tašką žiūri, baisu, į kitą normaliai. Tai sako, aš pradėjau eiti ten, kur man darėsi baisu, arba sako, imu du dalykus, iš kurių baisiau man kažkuris vienas, sako, ten, kur baisiau, aš ir einu. Ir sako, žinau, kiek fainų dalykų ten yra, tai aš iš tikrųjų irgi pradėjau į tai žiūrėti, kad gerai, o ko aš bijau? Ar ne, aš bijau tos vienatvės, vadinasi, nu, galbūt reikia man susikurti šitą situaciją, kad aš, nu, iš esmės pasižiūrėčiau, o kaip tame jaučiasi, o kaip tame Mhm. būnasi, ar ne, nes va, kaip tu esi tame jausme, geriausia su juo dirbti, nes, nu, mes ten teoriškai žinom, aha, ten kažkas nutiktų, man būtų taip, bet kai realiai tai nutinka ir kai visas tas, sakykime, viduje tas nerimas, skausmas, baimės ir visi kiti dalykai sukyla, ir tu, nežinau, ten blaškaisi po namus ir galvoji, Dieve, ką dabar nuveikti. O jėtus, kur čia dabar save, žodžiu, padėti, kad vat, nesijaučiau tą vienišą ar ne, ar kažkokiam liūdėsi. Tai tiesiog imti ir daryti. Vat šitas momentas savo tiesiog priminti, vat ir dėl ko aš sakau labai mano mylima frazė, nieko šiaip savo nevyksta. Vadinasi, jeigu tu atėjai iki šito momento, iki šito taško ir pas tavai yra vat šita vat, nu, mintis ar ne, arba noras, bet tuo pačiu už to noro, arba tiksliau tas noras atsitrenkia į duris, į tas baimės duris ar ne, nes aš bijau, nes man neramu, tai vat tiesiog paimti ir atidaryti tas duris, nes tu jau esi šalia jų. Mes, aišku, galim grįžti atgal ir sakyti, nu ne, gal tegul tie žmonės būna ir ne mūsų gyvenime ir čia viskas bus labai faina. Bet tuo pačiu, nu, čia vat jau atsiranda tas, sakykime, galbūt santykis su savimi, ar ne, ar aš iš tiesų noriu savo padėti, ar aš noriu savo pakišti koją, grubiai tariant, ar ne? Ar Mhm. aš noriu savo padėti tą prasme, kad aš išgirsiu save, pamatysiu save ir būsiu savo faina. Ar aš būsiu savo draugė, ar aš būsiu ta, kuri myli save, ar aš būsiu ta, kuri save lygiai taip pat nukiša kažkur į antrą stalčių ir sako, ne. Vat, žinai, kiti žmonės, kitiems žmonėms ten kažko reikia ir vat aš dabar būsiu kitų žmonių gyvenime vien dėl to, kad jiem reikia. O kom reikia man, ar ne? Tai va šitas va grįžimas į save, iš kokio, sakykime, poreikio arba iš kokios baimės aš nedrįstu eiti. Na, tai va Mhm. šitie dalykai man gal labiausiai padėjo tiesiog, kad sustoti ir pasakyti, žiūrėk, tu ėjai link pokyčio, tu norėjai va kitaip gyventi. Tam, kad kitaip gyventi, tu tiesiog imi ir darai. O tada jau kai padarai, tai kaip sakyti, jau kai ateina visa ta banga visų jausmų, tai tada galvoji, Dieve, kodėl, už ką, ką aš čia pridariau. Nu, bet jau kaip sakai, šaukštai po pietų jau čia reikia plaukti. Tai va tada imi kažkokius įrankius, kad savo padėti plaukti ir tiesiog, na, negalvoji apie tai. Tu tiesiog imi ir savo padedi. Na, jau kai padedi, tai tada atsisukėt gal galvoji, Dieve, kokia šaunuolė. Kiek aš visko daug ir gerai priveikiau. Taip, taip, taip. Ir iš tikrųjų, vat, per visą tai, ką tu dabar sakei, mes labai gražiai priėjom prie klausimo, kurį paliko prieš tai buvusios tinklalaidės pašnekovė, kuri kaip tik ir norėjo paprašyti arba norėjo paklausti, o koks buvo tas pokytis, kurio labiausiai bijoji ir už ką dabar esi labiausiai dėkinga, už kurį esi savo labiausiai dėkinga. Tai jeigu taip vienu sakiniu, nes tų pokyčių tuo
kuo tu šiandien pasidalinai, buvo, ne vienas. Taip, jie viens kitą labai papildė, bet kas buvo tas, nežinau, ir taip galima sakyti, ta vyšnė ant torto, kuri arba ta pirmoji kibirkštis. Tai iš tikrųjų Visgi. gal pirmieji va tie santykiai, nes aš juos, kaip sakau, labai organiškai, atrodo, gyveni organiškai papuoliai į tokius santykius ir jame galima buvo labai gražiai ir pragyventi ilgą laiką, nes, tu vis tiek pripranti. Tas modelis, jisai ganėtinai pažįstamas, artimas ir, sakau, visi, aplinkoje girdi, visi taip gyvena. Ir tame galima labai gražiai užsisiubuoti, užsisupti ir sakyti, kad, jo, galbūt čia mano iš tiesų toks gyvenimas, galbūt aš geriau, ar ne? Bet tas toks mano atveju, tai buvo tas išdrįsimas išeiti iš tų santykių ir pasakyti, kad man tas netinka. Man tas netinka ir paskui jau eigoje, jau čia, sakykime, taip jau žiūrint, vėliau jau atrastas klausimas, gerai, dabar jau pabėgom nuo to, kas netinka, o link kur einam? O kas tinka? Tinka. Jo, o kas tinka, kur dabar einam? Tai tada susiformuoja, o kas man tinka ir kokio aš santykio noriu. Ir tada tiesiog eini į tą santykį ir kada jame atsirandi, tai tada galvoji, jėtus, kaip gerai, o aš galėjau iki šito momento pragyventi, taip kaip aš pradėjau gyventi, ar ne, tose santykiuose. Aš galėjau ir toliau būti tokioje aplinkoje ir tada tu supranti, kaip būtų pasikeitusi gyvenimo kokybė, kaip aš dabar jausčiausi, kuo aš dabar užsimčiau apskritai gyvenime ir toliau žiūrint, ar ne, kokia perspektyva laukia. Tai šitas buvo gal ir baisiausia, todėl kad, be viso to, kad tu supranti, kad ten negerai, ten dar atsiranda, tiesioginių tokių ir grasinimų ir kažkokių tai dalykų, kurie, tiesiogiai jau kelia baimę. Tai mano atveju tai buvo pats stipriausias galbūt pasižiūrėjimas į save, išdrįsimas priimti save ir eiti tai, kaip aš noriu eiti, o ne taip, kaip nori visi kiti gyventi. Tai mano šitas būtų pokytis ir aš labai labai džiaugiuosi dėl jo. Du paskutiniai momentai, Dalia, ko aš noriu tavęs paprašyti, tai aš noriu tavęs paprašyti klausimo kitos tinklalaidės pašnekoviai ir palinkėjimo šitos tinklalaidės žiūrovams arba žiūrovėms, visgi mano auditorija daugiau yra moteriška, tai tikėtina, kad dažniau ją šitas tinklalaidės pažiūri moterys. Tai klausimas būtų sekančiai pašnekoviai, ar yra kažkokie santykiai, kadangi šiandien kalbėjau apie santykius, tai labai norisi šitą temą galbūt truputį pajudinti, ar ne? Ar yra kažkokie santykiai, kurių pokytis galėtų prisidėti prie labai stipraus pokyčio gyvenime? Turiu minti, kad ar yra kažkoks santykis, kurį galbūt ar nutraukus, ar galbūt kaip tik sukūrus, atsirastų mano asmeninė didžiulis pokytis. Užsirašau, kad nepamiršiu. O dėl palinkėjimo, kadangi pati irgi dirbu kolegė ar ne, kaučerė, tai lygiai taip pat daug kartų girdžiu ir matau moteris, kurios nedrįsta kartais išeiti iš tų toksinių santykių, kurios nedrįsta nutraukti kažkokius santykius su artimaisiais, labai dažnai tai būna netgi ir šeimos nariai, ar kažkokios draugės, draugai. Tai mano galbūt palinkėjimas ir būtų tiesiog sustoti sekundai, užmerkti akis, tiesiog pabūti su savimi ir pagalvoti, ar yra kažkokie santykiai, kuriuos jau galbūt laikas nutraukti, galbūt, tiesiog laikas pakeisti tam, kad aš galėčiau laisviau, lengviau judėti į priekį. Ir jeigu atrasite tokį santykį, arba, ateis kažkoks žmogus mintyje, tai tiesiog imti ir padaryti tai dėl savęs. Tai reiškia tiesiog linkiu mylėti save tiek, kad visuomet rinktumėte save numeris 1, nepriklausomai nuo to, kas yra aplinkoje. Tai tiesiog mano palinkėjimas ir būtų per santykių prizmę. Ačiū tau, Dalia, labai už tai, kad buvai su manim šitą beveik visą valandą, už tai labai atvirai ir labai nuoširdžiai savo istoriją. Labai tikiu, kad atlieps, ko gero, ne vienai moteriai, kuri peržiūrės arba kuri buvo kartu.
Ir paskutinis dabar tiesiog kelias klausimas, ar teisingai suprantu, kad tu, būdama coachingo specialistė, tavo fokusas yra į santykius, ar dar kol kas niša tokia labai, labai plati ir apie viską? Aš gal pasakysiu taip, į santykius su kitais, na, aš labiau fokusuojasi į santykių su savimi, nes vat, kai tu sukuri tą santykį su savimi teisingą, ar ne, Mhm. kur tu girdi save, kur tu supranti, jau pradedi matyti dalykus, tai natūraliai, kada tu myli save, tu renkėsi savo tinkamus dalykus, tai jeigu reikės atsisveikinti su kažkokiais žmonėm, nu, ką darysi, bus tų žmonių, ar ne? Jeigu reikės kažką, tai sakykime, na nežinau, pasirinkimą kažkokį padaryti, tai vėlgi, jeigu dėl savęs tai pasidarai, na atitinkamai vėlgi, net nebejoju ir tikrai matau ir iš klienčių pavyzdžių, laukia sėkmė. Jeigu mes einam prieš save, klausimas, kada vėl visas tas ratukas apsisuks ir vėl grįšim prie šito paties klausimo. Visiškai su tavim sutinku. Ir čia turbūt tik tai dar kartą, žinai, patvirtinantas momentas, kad jeigu tik kažkuris gabaliukas yra ne iki galo iškrapštytas ir sužiūrėtas, ratas apsisuka. Taip. Tai mano temoje tas pats. Jeigu tik tai kažkas ne iki galo, tai ratas apsisuka ir perdegimo epizodai kartojasi. Jo, ir labą dieną vėl tas pats sako, paskui ciklai kartojasi, taip, todėl kažkur dar vis dar negirdim savęs, kažkur vis dar nesukūrėm santykių. Visiškai sutinku. Tai ačiū tau dar kartą, buvo tikrai labai gera tavęs klausyti, labai didelis dėkingumas už tavo nuoširdumą ir atvirumą, nes šita tema, mano galva, ji yra oi, kokia visgi dar didelė paslaptis ir koks didelis dar yra tabu. Tai čia buvo labai tikrai stipru ir labai tau dar kartą dėkoju. O su tomis, kurios buvote su mumis gyvai ir su tomis, kurios būsite su mumis šitame įraše arba esate su mumis šitame įraše, irgi atsisveikinu, prisidėdama prie Dalios ir irgi palinkėdama, kad pirmiausia, turbūt pats pagrindinis reikalas ir dalykas yra santykis su savim. Ir kai mes jį turim su savimi stiprų ir gerą, kai stipriai ir tiksliai žinom, ko mes norim, kaip mes norim, dėl ko mes norim, tada viskas pamažu dėliojasi būtent tą linkmę ir einam būtent tą linkmę. Tai ačiū dar kartą visiems, kas buvot, ačiū dar kartą Dalia tau ir sakau iki. Iki.